Gynybos pramonės ir kosmoso generalinis direktoratas yra atsakingas už Europos komisijos veiklą Europos gynybos pramonės ir Europos kosmoso sektoriuose. Vadovaujamas už gynybą ir kosmosą atsakingo komisijos nario Andriaus Kubiliaus, DEFIS GD įgyvendina ES kosmoso programą ir užtikrina novatorišką bei konkurencingą gynybos pramonę. Savo darbu mes padedame apsaugoti ES ir jos piliečius nuo įvairių grėsmių. Darome ją atsparesnę klimato kaitai ir trūkumams tiekimo grandinėje. Užtikriname, kad Europa išliktų inovacijų centru, palengvindami kosmoso ir gynybos įmonių galimybės gauti finansavimą ir kartu išlaikydami mūsų talentus Europoje. Mūsų investicijos į kosmosą ir gynybą yra strateginės ir ilgalaikės, o jų tikslas – suvereni ir savarankiška Europa.